Sveiki, lygiai prieš 9 mėnesius metų 1 dieną išleidau video, kasgi mūsų laukia 2024 metų sporto pasaulyje. Ir prieš porą dienų supratau, kad vis dėlto visi tie 9 įvykiai mano prognozuoti jau pasibaigė ir šiandien pabandysiu pažiūrėti į tą sąrašą ir kągi aš atspėjau, o kurgi tiesiog šoviau pro šoną, gal netoli buvo, o gal tiesiog kažkur visiškai neteisus. Tai toj praeisim pro visus 9 įvykius. O jeigu dar nematyto video, tai va, šis video sausio 1 dieną gali mano kanale susirasti ir pasižiūrėti. Taigi pirmasis įvykis, kad Madrido Realas laimės tiek Eurolygos reguliarų sezoną, tiek ir pačią Eurolygą. Taip, atsimenam, kaip Madrido Realas atrodė, kad visa galva už visus geresni ir atrodė, aš dar atsimenu, kad sakiau, pats pirmas mano spėjimas atrodo pats lengviausias ir kągi. Dedam pirmą minusą. Atėnų Panathinaikosas finale nugalėjo Madrido Realą ir tapo čempionais. Mano pirmas prašovimas pro šalį, sakykim taip. Antras mano spėjimas buvo, jog Vilniaus Wolves neiškovos LKL medalio. Taip, jam pirmiausia labai nedaug trūko, kad pusfinalį nugalėtų Vilniaus Rytą. Tada kova dėl 3 vietos Panevėžio Lietkabelio irgi buvo iki pat paskutinių minučių. Bet čia dedu savo pirmą pliusą ir taip, Vilniaus komanda neiškovojo medalio. Faktas numeris 3. Faktas, kurį turbūt norėtume pamiršti ne tik dėl to, kad aš jo neatspėjau, bet apskritai tai buvo vienas skaudžiausių įvykių Lietuvai šią vasarą sporto prasme, sakykim. Aš prognozavau ir sakiau, kad Lietuva pateks į Lietuvos krepšinio rinktinę, sakykim, pateks į olimpinės žaidynės ir atsiminkim, kas nutiko Puerto Rike. Rinktinė pralaimėjo, Lietuvos nebuvo olimpiadai, daug liūdesio, daug ašarų Lietuvoje buvo ir man minusas už tai, kad dar vienas mano neatspėtas faktas šiais metais. Faktas numeris 4. Ir dar vienas mano neatspėjimas, dėja, bet taip. Aš spėjau, kad bent jau vienas aukso medalis bus iškovotas šios vasaros olimpiadoje. Dar jeigu gerai atsimenu, spėjau, kad tai padarys arba breiko šokėja Banevič, arba Alekna disko metikas. Dėja, buvo keli sidabro medaliai, bet aukso medalio nei vieno šią vasarą nebuvo. Taigi, dar vienas prie mano neatspėtų teiginių. Spėjimas numeris 5. Ir čia spėjau, kad Gargždų komanda, Gargždai, taip atrodo jinai vadinosi praeitą sezoną, liks paskutinė komanda LKL. Ir manau, kad galėčiau sakyti, kad taip, šitą faktą atspėjau, nes jie buvo paskutiniai, bet galiausiai komanda netgi bankrutavo ir nebaigė sezono lygoje. Tai turbūt galiu spėti, kad pataikiau, ne? Bet šiaip tai taip, Gargždai paskutiniai, bankrutavo, komandos nebeliko ir pliusas man. 6. mano spėjimas buvo, jog bent vienas lietuvis dalyvaus Eurolygos finale. Ir taip, tai yra dar vienas pliusas į mano spėjimus, nes Marius Grigonis kartu su Panathinaikosu žaidė Eurolygos finale prieš Madrido Realą ir ne tik tai, kad žaidė, bet kaip ir jau minėjau, gan netikėtai nugalėjo Madrido Realą ir tapo čempionu. Taigi, pliusas man už atspėjimą. Spėjimas numeris 7. Ir dar vienas mano prašovimas, sakyčiau, gan stipriai pro šalį. Spėjau, kad Barcelonos komanda nepateks į Eurolygos atkrintamasis. Taip, tuo metu, kai aš dariau šitus spėjimus, Barcelona buvo 2 ar 3 turnyrinė lenteliai, bet jinai tikrai, sakyčiau, demonstravo ne patį geriausią žaidimą. Tiesiog dar sezono pradžia jam buvo visai nebloga, tos pergalės surinktos, bet Barcelona išlaikė tą gan vidutinį žaidimą ir to pergalių bagažo jam pateko, kad patektų į Eurolygos atkrintamasis. Ir dar vienas mano minusas į šią spėlionę. 8. prieš paskutinis faktas. Spėjau, kad jau likusioje sezono daly nebepasikeis nei vienas LKL komandos treneris. Taip, daugiausiai tuo metu gal buvo abejonių dėl Kazio Maksvyčio, dėl labai akcentuota buvo mano, kad netikiu, jog pasikeis ir Kemzūros situacija Wolvesų klube. Tačiau, kiek matėm, kad ir Žalgirio treneris prarado savo poziciją ir Kemzūra buvo atleistas, taigi dar vienas minusas ir dar vienas mano neatspėjimas. Keitėsi vis dėlto tie treneriai. Paskutinis, 9. faktas. Ir sakyčiau, buvau labai netoli to atspėto fakto. Spėjau, jog Rokas Jokubaitis ateinančiame, jau šiame sezone rungtyniaus Kauno Žalgiryje ir netgi galbūt bus pagrindinių komandos žaidėjų. Ir tikrai tos dėrybos buvo. Dėrybos buvo labai arti, kad Rokas sugrįžtų Žalgirio komandą, tačiau gal skandalas Puerto Rike, gal šiek tiek konkurencijos išsigandimas ir vis dėlto Rokas iškeliavo į Izraelį, Tel Avivo komandą, o man minusas, neatspėjau vis dėlto ir šio fakto. Taigi tokie mano 10
Ne, 9, ne 10 faktų, iš jų 3 atspėti, 6 prašauti pro šoną, bet aš manau, kad rinkausi tikrai ne pačius lengviausius faktus, o tokius pats sugalvojau, kad tikrai būtų pem ant pem ir tikrai nei kiek negaila, kad ne pats geriausias mano atspėjimo procentas, o jeigu jau pažiūrėjai šį video, tai palaikink, pasubscribink ir iki kito video.